Šių metų šeimininkė Austrija išrinko dainą, kuriai nereiks labai toli važiuoti į Euroviziją, bet visgi kurią ji siūs į dainų konkursą. Centro Europos šaliai atstovaus atlikėjas Cosmo, dar negirdėjau šios dainos, tad labai nekantru sužinoti, kaip seksis šeimininkams. Labas, aš Justas ir sveiki atvykę į Euro dienos Eurovizinį kanalą. Nepamirškit paspausti subscribe mygtuko, nes turim tikslą iki šių metų Eurovizijos surinkti 10 000 subscriberių. Pavyks? Tik su jūsų pagalba. Tai ačiū visiems jau subscribinantiems ir ačiū tiems, kurie prisijungsi dabar. Eurovizijos šeimininkių dainos. Tokia visai įdomi tema. Nuo 2017 iki 2021 turėjom tokį joms labai sudėtingą periodą, kai beveik kiekvienais metais šalis šeimininkė užimdavo, arba paskutinę, arba vieną paskutinių vietų. Pastaraisiais porą metų tendencija šiek tiek pasikeitė ir šeimininkams sekasi vis geriau. Pernai Šveicarija Zoe May užėmė antrą vietą komisijos balsavime, bet gavo 0 žiūrovų. Bet to užteko, kad jį patektų į geriausiųjų 10. Užpernai Švedijai atstovavę Markus ir Martinus taip pat pateko į 10, liko 9. Jungtinės karalystės atstoviai Mea Müller su daina I Wrote a Song taip nepasisekė. Ji liko 25. O prieš tai italai Mahmudas and Blanco liko 6. Tad labai nekantrauju pažiūrėti, ką Eurovizijai pasiūlys Austrai. Jie, kaip žinome, pernai su JJ daina Wasted Love laimėjo visą konkursą, kuris jau šių metų gegužę vyks Vienoje. Bet šiaip Austrijai Eurovizijoje sekasi taip įvairiai. Per pastarosius 15 metų Austrai iškovojo 2 pergalės. Minėtas JJ ir Conchita. 18 metais jie užėmė 3 vietą. Visus likusius kartus jie arba nepateko į finalą, arba patekę į finalą sunkiai pasiekdavo kairę lentelės pusę. Tai yra, ta geriausiųjų 12-13. Iš to, ką mačiau kol kas, greičiausiai nesiseks ir šiemet, įvertinimai šios dainos labai prasti. Iš kolegų Eurodienoje irgi atsiliepimų gerų dar negirdėjau. Bet pažiūrim, kartais man patinka tos dainos, kurios niekam nepatinka. Beje, tai yra pirmas kartas po 2016-ųjų, kai Austrai nesiunčia dainos anglų kalba. Šis kūrinys skamba vokiškai, o vokišką dainą paskutinį kartą jie siuntė 2012. Tai paklausom, ką Cosmo siūlo Eurovizijai. Steh vor dem Club, bin schon gespannt. Sag, hast du Lust auf eine Gerai, aš jau suprantu, kodėl Austėjai nepatiko. Nein, auf der Suche nach Ekstase. Doch hinterm Neonlichterschein liegt eine Tieroase. Und der Löwe versucht bei einer Gazelle. Der Hunger macht ihn böse und der rückt auf die Pelle. Įdomu šitie kostiumai, įdomi šitos kaukės. Kažką primena, tik dabar net gaminu. Gal 2016 Eurovizijos Flag Parade, kur švedai darė tokį madų šou su irgi įvairiom kaukėm ir įvairiais įdomiais kostiumais. Kažkiek primena, aišku, ir Subwoofer Norvegų 2022 dainą. Tiksliau, ne dainą, pasirodymą. Kaukė labiau negu pasirodymą, bet gerai. Skamba įdomiai, nežinau ar gerai, bet to sužinosim. Ir dar apsauginis Tommy Kešo. Romantisch, steht nicht aufs Gerede. Balsas kaip Rammsteino, bent jau iš to vietą. Ne kaip, bet panašu. Das kann doch gar nicht wahr sein, die machen sich zum Affen. Ir ar kažkur užaugs prie dainai, ar ne? Ich hätte eine Idee, ein Konzept, ja, das wäre einfach perfekt. Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Štai Rammsteino balsas tik daina. Labai ne Rammsteino. Weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Ich schließ die Augen, dann bin ich Clubbesitzer. Und auf der schwarzen Liste stehen die Steroidenspritzer. Und auch wenn sie nur bellen und eigentlich gar nicht beißen, das ist hier die Regel, Hunde müssen draußen bleiben. So kann es jeden Tag tanzen durch die Nacht. Und Löwen seh ich gar kein. Draußen macht sich wer zum Affen, doch der Türsteher sagt mit einem Lachen: Sie brauchen einen Tanzschein, dann muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Nėra taip blogai. Tanzschein, das soll kein Witz. Nėra ir gerai, bet Tanzschein, dann kommen sie nicht. visai įdomu.
Ai, na, Der aišku. Gorilla in der Ecke träumt von seiner Pirouette. Er scheut Gorillas. sich vor den Blicken, die die Artgenossen schicken. Ich nehm ihn an der Hand, ja, bildet einen Gang. Wir schauen uns in die Augen und ich fange an. Du kannst mir vertrauen. Instrumentalas visai įdomus. Erlaubt. Vokalistas nėra stiprus. Uns doch lang genug verstehen. Und alle wollen eine Tanzschein. Sie wollen wie wir sein. Doch Stulpai. Tanzschein, zieht sich ihre Kulminacija čia tarsi, ne? Tanzschein. Das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein Salė miega, kommt sie nicht. nėra geras ženklas. Ok. Tokie šių metų Eurovizijos šeimininkai. Tuoj pat sugrįšiu su daugiau minčių. Gerai, kokios yra pirmosios mintis? Austrija, kai 2015 jau rengė Euroviziją, gavo 0 taškų. Ar šiai dainai pavyks pagerinti šitą rezultatą? Aš nesu tikras. Bet man jau ir tada jų daina visai patiko ir aš buvau piktas ir liūdnas, kad jie gavo 0 taškų. Tai ir aš asmeniškai šitai dainai nelinkėčiau 0 Eurovizijoje, bet neįsivaizduoju, kokia komisija, kokia San Marino gal ir galėtų duoti šitai dainai porą taškų, bet komisijos balų čia tikrai nesišviečia daugiau negu vienaženklis skaičius. Kaip žiūrovai sureaguos, dar sunku pasakyti, yra tokių kečių visai vietų, įdomus tas šokis, sakau, balsas labai primena Rammsteinus, bet turbūt, kad irgi tai tikrai nebus žiūrovų labai mėgstama daina ir apskritai Austrija nėra ta šalis, kurią žiūrovai tiesiog palaikytų Eurovizijoje dėl kažko. Ji neturi nei labai ištikimų kaimynų, nei emigrantų. Tai ir čia manau, kad balų surinkti nebus lengva. Man asmeniškai visai patiko, aš į savo top 5 ar 10 galutinį tai tikrai neįtrauksiu, bet ir nebus mano visiškai paskutinės vietos. Man visai smagu, kad šalies šeimininkai laimi ir tada atsipalaiduoja ir atsiunčia kažką, kas galbūt yra kažkiek įdomiau. Vokiečių kalba, keistesnė daina. Įdomus visai atlikėjas, kažkuo išsiskiria, bent jau turi tą žvaigždę ant akies. Tai nėra visiškai nuobodu. Bet sėkmės didelės Eurovizijoje šiai dainai aš nematau. Bet hei, ji jau bus finale ir taip kaip šalis šeimininkė. Ką jūs galvojate apie šitą dainą, būtinai parašykit komentaruose, aš pažadu juos perskaityti. Labai ačiū, kad žiūrėjot šį video. Nepamirškit ir like paspausti, pasubscribinkit kanalą. Jeigu turit, paspauskit hype, nors hype apie šią dainą didelio nėra. Ir turbūt, kad nebus. Bet tokia tai Eurovizija, turim čia visokiausių dainų, o aš su jumis atsisveikinu iki kito karto. Iki.